Boba ir velnias. Buvo kitąsyk toks žmogus. Jis vedė ir pasitaikė labai nedora žmona, kad jis su ja niekaip negalėjo nei subūti, nei susitaikyti. Toji jo pati jam visokius darbus išgalvodavo, kad jis vis taip negalėdavo padaryti, kaip ji jam prisakydavo. Taip žmogus bevargdamas prakeikė ir savo gyvenimo dienas, o sako, jei katras keikia būdami šiame pasaulyje, tai miręs būna paskandintas pragare. Taip ir tam žmogui atsitiko. Kada jis mirė, jo sielą velniai nusinešė į pragarą. Velniai nusinešę sykį žmogų į pragarą, žinoma, nebučiuos, pradėjo jį visaip kankinti. Bet kuo jį daugiau kankino, tuo jis daugiau iš jų juokėsi. Velniai matydami tokią jo kantrybę sako jam, ko tu taip juokiesi, kas tik čia patenka, kiekvienas graudžiai verkia, o tu juokiesi. Aš, sako, kai buvau pasaulyje, tai nuo žmonos didesnės kančias kenčiau. Čia jau esu apsipratęs, čia man tik juokai. Vienas velniukas sako, na kad ji tokia, aš eisiu jos pažiūrėti. Tas velniukas apsirengęs dailiu jaunikaičiu ir atėjo pas tą Bobą. Atėjęs ir sako jai, girdėjau, kad esi našlė, gal tu tekėtum už manęs. Boba pamačiusi, kad jai pasitaiko toks dailus jaunikaitis, šokio prie to pasiūlo visom keturiom. Ir to jie susituokė. Po vestuvių vieną kitą dieną dar nieko. Toliau jai neatleido jos bjaurumas. Ji pradėjo savo jauną vyrą visaip kankinti. Velnias nors ir gana miklus, o jos užduotų darbų negalėjo išpildyti. Kai jau apkarto velniui gyvenimą su ta Boba, pamatęs, ją leidosi bėgti. O Boba, pamačiusi, kad jos vyras bėga, ėmė vytis. Pamatė velnias, kad jau atsiveja Bobą, tai radė žmogų šieną grėbiant, sako, žmogau, paslėpk mane nuo šituo šienu, aš tau dailiai užmokėsiu. Žmogus pakišo velnią po kupetą šieno, atbėgo Boba, klausė, ar nematei čia bėgant to kokio žmogaus? Nemačiau, sako žmogus. Boba apsidairė, niekur nieko nematyti ir sako, kur tu tą šėtoną pavysi? Velnias išgirdęs jo vardą minint, net drebėt pradėjo, o Boba nusikeikusi parėjo namo. Tada velnias išlindo iš po kupetaitės, tuoj nubėgo į girią, ištraukė iš po kelmo katilaitį raudonųjų ir atnešė tam žmogui, o pats nukuduliavo į pragarą. Atėjęs pragaran, sako tam vyrui, aš nežinau, kaip tu su ta Boba išgyvenai tiek metų. Aš 1 metų negalėjau su ja išgyventi. Už tai, sako, eik tu sau kur nori iš pragaro, nes jau žemėje atlikai atgailą. Ir paleido tą žmogų iš pragaro. Bet kur jis paskum nuėjo, aš nežinau.